Kiekvienais metais balandžio viduryje minime Pasaulinę kultūros dieną. Šiai datai Jurbarko kultūros centras paruošė išskirtinę programą. Balandžio 14 dieną Jurbarko kultūros centre vyks Klaipėdos universiteto menų akademijos studentų teatro spektaklis Tu arba tave, režisierius Valentinas Masalskis. 15 valandą kviečiame į dailininkės Sofijos Kanaverskytės parodos Vėliavų ciklas Lietuvos valdovai atidarymą. O pavakaryje 17 valandą Jurbarko krašto muziejaus parodų ir koncertų salėje Jurbarko jaunieji kūrėjai parodys premjerinę muzikinę kūrybinę improvizaciją Gyvenimo spalvos. Kartu su mumis minėdami Pasaulinę kultūros dieną turėsite dar vieną galimybę įvertinti kultūros vertę ir poveikį kiekvienam iš mūsų, suvokiant, kad nei žmogus, nei miestas, nei valstybė neįmanomi be kultūros. Taigi balandžio 14 dieną visi drauge švęskime Pasaulinę kultūros dieną.